Sveiki bičiuliai, su jumis vėl sveikinasi kanalas Kam ta sofa. Tai va, šį kartą nesėdžiu ant sofos, sėdžiu ant lovos, o lova jau palapinėje. Palapinėje prie ežerėlio, prie vandenėlio. Šiandien penktadienio vakaras, aš po darbų atvažiavau pabandyti pagauti karpį. Kaip man seksis, kviečiu žiūrėti. Prieš tai paprašysiu paspausti like, paprenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs. Ačiū tau už tai. Esu labai maloniai nustebintas, iš po paskutinio video sugužėjo labai daug prenumeratorių, peržiūrų, virš 3000 netgi peržiūrų, apie 30 prisipliusavo prenumeratorių, tai tokiais tempais, jeigu judėsim hebrelytę, tai bus labai gerai, bus geresnių video, bus dovanėlių, pasieksiu 500 subscriberių, padarysiu kokią loteriją, žaidimuką su kokia faina dovanėlė, tikrai pažiūrėsim, padarysim kažką. Taip kad kviečiu žiūrėti, kaip man čia šiandien seksis, tiksliau rytoj jau pradėsiu žvejybą, šiandien jau čia kažką labai daug nenuveiksiu. Vakare užsimečiau porą meškerių. Beje, turiu visokių upgrade'ų naujų, meškerės, ritės, palapinę, tai rytoj prie šviesos viską papasakosiu, parodysiu. O dabar kol kas tiek žinių, mūsų ir atsisveikinu iki, net nežinau kada, gal iki ryto, o gal ir naktį bus koks kibimukas, tai pafilmuosiu ir išlysiu į eterį. Taip kad iki greito. Na ką, bičiuliai. 1 valandą nakties užkibo karpis. Visai nemažas, pasversiu. Štai toks karpiukas. Devyni kilogramai sumaišų, tai bus 8. Štai toks žvynius. Einam paleisti. Einam paleisiu 8 kilogramiukų žuvytę. Užkibo ant smirdančių širims, atrodo. Kažkokia, tiksliai dabar nepamenu. Namo žvynius. Bye bye. Yes, hebra, yes.
Tas rytas, hebrelytė. Truputį pamiegojau. Kiek čia valandžių turim po 8-10. Tai va, kaip matėt, naktį turėjau vieną kibimą, 8 kg karpį. Ir paskui persimetus meškerę po 5 minučių vėl truputį kažkas užtampė, bet nieko. Na štai, bičiuliai, šiandieną naudosiu dinamito tutti frutti boiliai saldžiam taškui, smirdančiam taškui Sticky Bloodwormso 16 mm boiliukui, peletės Sticky Manilas, paskui dinamito Sweet Stim Red Kirill peletės į saldų tašką Sweet Stim dinamito. Ir dar turiu aš čia iš po praeitos žvejybos saldžių boiliukų su peletėm užsilikę. Tai tuos sunaudosiu pirmoje eilėje. Ir dar jeigu prireiks, turiu Spicy Sausage halibuto pelečių 8 mm į smirdantį tašką. Visą tą reikalą dėsiu į laivelį ir gaudysiu šitoj teritorijoje. Tai vieną tašką bandysiu ten, kur antis, kitas kažkur toj pusėje. Taip kad bandau persimest. Ką persimesiu? Meškerytės. Šita buvo užmesta ant smirdančio popsiko. Štai tokio. Tai ir nekeisiu. Paliksiu tokį pat. Jeigu ant jo kibo, reiškės noriu smirdančių gal šiandien. Taip ir darykim. Dėkim smirdantį. Štai turiu pasiruošęs popsas. Uždėsiu. Šitaip. Svarelę ant dugno. Pelečių su boiliukais. Tada dėsiu PVM maišelį, jau turėjau dar likusių keletą iš praeitos žvejybos. Ir tokie žali, jie tokie kaip dūmą duoda dar, kai tirpsta. Ir Sweet Stimo peletės atrodo. Ne, Sticky Manila peletės. Štai taip padedu, žiūriu, kad nieks nesusipainioja, būtų gražiai gulėtų. Užmesiu dar ant viršaus truputį. Nededu jokių aliejų, nebemaišau į savo pašarą, nes jau ruduo, šaltas vanduo. Reikia kuo mažiau tų aliejų. Tai taip ir darau. Einu pasiimti, pamiršau pultelę. Na štai plukdau pirmą rozą, kaip sakant. Man ten prie salos kažkaip patiko, buvo kibimas ten ir plukdau. Tokį tarpą.
Kažkur tai čia. Opa, paleidžiam pašariuką. Spaudžiam go back. Plaukia namo. Čia viską susitampau. Paskui truputį vėliau parodysiu savo naujus pirkinius, meškerės. Aptarsim rytes. Na štai sutampyta. Laivelis parplaukė. Ir viską tą patį pasidarysiu su kita meškerė. Opa. Na štai bičiuliai, pusryčiam bus kiaušinis su grybais, dešrelė ir svogūniukai. Pirmoje eilėje apsikepinsiu daržovę su svogūniuku, dešrelės ir tada ant viršaus 3 kiaušinius įmušiu. Kaip gamtoje, manau, bus visai good. Apkepinau šitą visą reikalą, grybus, svogūnus ir dešrelės, atėjo laikas kiaušiniam. Įsigijau didesnę keptuvę, tai biškį geriau, dabar plačiau galiu gaminti. Pietum bus biškį įmantresnis patiekaliukas. Štai taip, 3 kiaušiniai. Opa. Tada turiu prieskonio mišinį, čia česnakai, svogūnai džiovinti ir pipirai kvapnieji. Įvarau šitų. Čia druska. Truputį druskos. Viską pramaišau. Ir ką? Laukiu kokias 5 minutės ir valgysiu. Na štai iškepė mano kiaušinienė. Ant kiaušinienės piri padažiuko dar tokio. Užvarysim, ką aštriau būtų. Turėtų būti zajabys. Nors reikėjo pirmąjį lėkštį įsidėti. Nu nieko, įdėsim dabar. Čia gali pasitraukti. Štai taip atrodo kiaušinienė žvejyboj. Čia išsiplausim paskui. Štai taip. Skanaus man. Nuragauju. Kas čia gavosi. Nai. 9 balai, stiprus, drąsiai. Spicy. Na, po kiaušinienės reikia kavos įvaryti save. Man atrodo, ne, hebra. Kava šį kartą normali, nebom špaketinė.
Su pienu aš mėgstu. Tai varai kavos, biškiu pramakaluoji, biškiuką pieno. Opa. Reiktų palaukti gal kelias minutės, kol pritrauks, bet nėra kada laukti, nes noriu sumušti ir pasakyti hebrai sveikatą ir kad darių nepagautų šiandien bent 12 kilų karpeką. Užtektų, manau. Bats. O prie kavos įvarysiu tokį milk and chocolate sandwich. Nu va. Sumuštinis. Saldus. Kaip gardu, kaip skanu. Reikia pasidaryti PVA koinyčių. Tai parodysiu, ką nauduosiu šiandien. Tai būtų Swim Steam Betina Green peletės 3 mm. Dar čia likę iš paskutinio karto. Tai biškiu. Biškiu jų įvarau. Šį būtų geriau mažesnio dydžio, bet turiu tik tai 6 mm. Sticky Manilos peletės. Nebuvo mažesnių. Bus gerai ir šitos. Kažkur taip, tiek ant tiek. Viską pramaišau. Dar keli boiliukai mėtasi. Štai toks miksas PVA koinyčių. Pasidarykim kelias. Yra tie partik miksai, gal neblogai, bet man nepatinka, kad jie šlapi su šlapiais terliuotis, su sausu kažkaip man labiau patinka mišiniu dirbti. Štai taip 2 mazgus iš karto užrišu, kad būtų kitai. Opa. Darom antrą. Na ir taip kokį, manau, pasidarysiu kokį 10 pradžiai, paskui bus matyt. Ar čia reiks man daugiau, ar nereiks. Lauke po truputį linuoja, tai ne kažką yra veikti, bet šiaip nerodo, kad lis ilgai. Tai va taip. Taip atrodo mano PVA koinytės. You're a tough cookie, I'll figure it out. No need to come through for me. I'm more a lot of fucks and tough love, cause it's never enough. I'm a tough cookie and I'll figure it out. And let me get higher with you. And let's enjoy the view. Don't you know that I'm over you? It doesn't matter what you do. Now I'm over you. I know you've earned my karma. You treated me like drama. You got it coming, please stop running. You got karma coming. You got karma coming.
cookie, I'll figure it out. No need to come through for me. I'm more a lot of fucks and tough love, cause it's never enough. I'm a tough cookie and I'll figure it out. And let me get... Kai buvau minėjęs, papasakosiu truputį apie savo upgrade'us, meškerytes, rites ir parodysiu palapinę. Tai va, Našo Dorf. O, ir kibimukas, hebra, iškart ant tų akių, žiūrėkit. Traukiam, padedu kamerą. Tik norėjau pradėti pasakoti apie meškeres ir išvažiavo, patys matėt. Bet pakirtau ir nieko, tuščia. Tai va, pabaigsiu, ką pasakau. Tai va, įsigijau 2 meškeres kol kas. Naš Dorfo, 10 fitų, 3 leivų atrodo. Ir ritutės Naš taipogi Dorfo. Baitruneriai. Turėdavau seniau tos vadinamos Big Bitus, bet man su to stabdžiu pastoviai žaist nelabai patinka, tai su Baitruneriu kažkaip labiau. Savo karjerą pradėjau gaudyti nuo jų ir kažkaip man limpa. Tai va, tokias va meškerytes. Tai jeigu nebuvau rodęs signalizatorius, naudoju Soniko. Buvau dovanų gavęs per gimtadienį prieš porą, gal 3 metus. Labai geras yra palapinį lemputė, kokia meškerė kimba, tokia spalva užsidega palapinį lempą. Gali naktį išlipęs matyt, kur batai apsimaut. Ir palapinė nauja, taipogi nauja, nors turiu dar 2 namuose, bet įsigijau tokią mažesnę, kad būtų rudeniui. Tai Retreato Foxas būtų palapinytė tokia. Brolis system vadinama. Išsiskleidžia greit, susipakuoja greit, išsidžiovint galima greit. Porą meškerių, kur prisegt. Yra 20 000 tas milimetrų pralaida vandens, ar nepralaida, kaip ten tiksliai vadinasi, nežinau. Tai va, toks kokybiškas, nedidelis daiktas. Viduj vietos pakankamai. Gal šiek tiek tamsoka, nežinau. Yra tas antras sluoksnis, kad drėgmė nesirinktų, o vasarą, kad neprikaitintų. Šitas. Tai va, taip va ir gyvena. Tokie upgrade'ai. Na ką, bičiuliai, atėjo laikas rubrikėriai užsikurk cigarą. Šiandien mano rankose kubietiškas punč. Bandau. Dar nesu tokio traukęs. Kaip ir visada pasidarom skylę. Bandom užsikurt, paragausim, kas čia per cigaras. Lengvas, skanus, neblogas. Punč, Habana, Kuba. Tai kur tie žuvėliukai, dieną vapšė, jokia judesio praktiškai. Vieną kibimuką turėjau ir tom baigta. Bet šokinėja. Nuo medžių lesa lapus mačiau, kur aš užmetęs. Žvakės daro karpiai. Nors tiek, kad teisingai į tašką pasirinkęs, viskas gerai. Tai liko laukti. Gal
vakare naktį pramuš. Dar gerai būtų viena žuvis prieš išvažiuojant namo. Na ką, chebrylyte, atėjo ir pietų laikas. Belaukiant kibimų niekas nekimba. Tai parodysiu, kas bus pietums. Turiu tokių bulvyčių. Paskui turiu tokių kaip ir kotletukų mini. Ir aišku, grybukus reikia sunaudoti. Tai pirmoji eilė, ką aš padarysiu. Pažiūrėkit, čia nais geriau. Pirmoji eilė dėsiu šitos kotletukus. Apkepinsiu. Paskui dėsiu grybukus ir ant viršaus bulves. Ir turėtų būti visai neblogai, manyčiau. Gerai, užteks. Dedu biškį grybukų. Opa. Ir tada bulves. Man užteks. Užteks ir tiek. Ir va, viską apkepinu. Parodysiu, kai baigsiu. Na va, štai toks patiekalėlis kogelmogal gavos. Užsidedu padažiuką ir bandysiu ragauti, kas čia gavosi. Skanaus man, skanaus jums, kas valgot, o kas nesat dar pavalgę, eikit pavalgyti. Šitas labai gerai. Jau 4 valandas vakaro. O žuvies kaip nėra, taip nėra. Į nieką aš negaliu padaryti. Tai šoku į palapinę, lietus po truputį lašnoja. Įsijungiau YouTube'ą. Pavizualinsiu planšetę. A ką daugiau? Relax FM, vienu žodžiu, įsijungiau ir kimarinu. Na ką, baigė saulė, kaip ir jau visai nusileist, sutemo beveik. Jums šviesiau šiek tiek prieš kamerą turėtų būti. Persimečiau dar paskutinį kartą viską iki kol pilnai nesutemo. Tai viena tenais po medžiais meškerytė smirdantis, o kita meškerė ten kažkur. Nežinau, šuolių mažai per visą dieną, neaktyvus kažkaip tais žuvinai. Tikėkimės naktį sujudės, kaip ir vakar čia ramybės nedavė naktį, tai gal ir šiandien tas pats bus. O ką, aš lysiu į palapinę, įsijungsiu kokį filmą, jį pavizualinsiu ir lauksiu naktinių kibimuko. Taip kad šį kartą tiek. Iki greito.
Morning. Labas rytas, Hebrelytė. Štai praėjo naktelė. Tuščia naktelė, nebuvo jokių kibimukų. Kaip nekeista, nu jau viskas, rudenėlis. Žymiai sunkiau pagaut. Vasarą čia nuo 5 iki 8 karpių sugaudydavau per parą. Dabar per pusantros paros vos vieną išstenį. Nu, bet vis nekiauras. Taip kad po truputį pakuosiuos, atsigersiu dar kavos ir vyniosiu meškeres namo. Ačiū, kad žiūrėjot, žinot viską, ką suspaudėt, ačiū Jums už tai ir iki kitų kartų.